Labas, čia Saulius Bagdonas ir norėjau pakalbėti su tavimi trumpai apie 3 sekundžių taisyklę. Labai paprastas dalykas. Ar teko kažkada tau susidurti su tokia situacija, kai eini gatve, pamatai žmogų, kurį norėtum užkalbinti, ar kažkokį žinomą žmogų, ar kurį matėjai anksčiau, bet neprisimeni, kas jis toks, ar tiesiog tau patikusi žmogų ir neišdrįsai užkalbinti. Kiek kartų buvo? Ar galėtum dabar persūti savo galvoj, kiek kartų vis dėlto neišdrįsai prie jo prieiti? Magiškas dalykas. Jeigu nori ugdyti pasitikėjimą savimi, tokių feilų neturėtų būti. Pamatai žmogų, pamatai tą asmenybę, kurią norėtum užkalbinti ir iš karto, nieko negalvodamas, eini prie jo, tiesi ranką, kalbini. Žinoma, jeigu jis kalba telefonu, kalba su kitu žmogum, gal nereikėtų trukdyti, bet jeigu matai, kad jis vienas yra ir yra neužsiėmęs, tiesiog eina, ar greitai eina, lėtai eina, nesvarbu, imi ir kalbini. Gali pasakyti jam kažkokį gerą žodį, komplimentą, o gal jeigu gražiai pakalbėsit, nueisit išgerti ir netgi arbatas. Taigi tiesiog linkiu 3 sekundžių taisyklę taikyti paprastai, visada, nuolat ir pasitikėjimas savimi tikrai augs. Taigi čia buvo Saulius Bagdonas, šitą dalyką darau ir dariau ir daryk tai spontaniškai ir labai energingai. Iki malonaus.